Sveiki visi, su jumis vėl pasyvių pajamų fanas ir šiandien apžvelgsiu savo Nexo eksperimentą ir kokia situacija yra mano ledžeryje. Tai žiūrėkite iki galo, bus įdomus video. Prieš pradedant dar paprašysiu visus tradiciškai paspausti patinka, jeigu patinka mano portfelio apžvalgos. Užprenumeruokit kanalą, tai padėsit mano kanalui augti. Tai ačiū jums už tai, o dabar nieko nelaukiam. Einam į Nexo platformą. Ir kaip matom, dabar yra tokia situacija. Tai pirmiausia, pažiūrėkim Bitcoino grafiką, kas šiandien įdomiai nutiko. Tai kaip matom, Bitcoinas šoko staigiai nuo 82 tūkstančių iki beveik 85 tūkstančių. Tai čia tokia mini God candle vadinama, gal esat girdėję tokį terminą. Tai matomai kažkoks tai didelis pirkėjas užpirko didelį monetų skaičių vienu metu ir to paseko iš kaino šauka viršų. Putį atsigaunam, vėliau video pabaigoje plačiau apžvelgsim grafiką. Dabar eikim apžiūrėkim kaip sekasi mano Bitcoino eksperimentui. Kas žinot, gal kas nežinot, esu pats iš savęs pasiskolinęs pinigų, juos išsivedęs į savo kitą eksperimentą, nupirkęs Bito dividendinį ETF-ą, o čia dabar po truputį atidavinėju tą skolą. Tai dabar eikim tada į mano paskolą ir kaip matom, truputį nuo praeito mėnesio yra apžvalgos pakitimų. Prieš tai turėjau 1500 eurų vertės paskolą, beveik 1600 eurų, o dabar kaip matom 1900 eurų. Tai kai buvo Bitcoinas nukritęs dabar nesenai prieš keletą dienų, praeitą savaitę iki 76 tūkstančių eurų, tai pasinaudojau tą progą ir pasiskolinau dar truputį pinigų ir už juos nupirkau dar Bitcoino. Tai ką aš padariau, to pasekoje gavau už neblogą kainą Bitcoino, užėjau ir pasigerinau savo vadinamą tą užstatą, tą maržą. Tai kaip matom dabar šiuo metu esu skoloj 1870 eurų, o kaip matom dabar mano paskolos lygis dabar yra tik 40%, tikrai geras, nes didelis, tikrai dabar nesu rizikos lygyje, tai netgi tokiam pakritime jaučiuosi saugiai, tikrai turiu pakankamai užstato, kad nebūtų margin call vadinama. Tai kiek matom, kai pasiskolinį ir iš naujo paėmė papildomą paskolą, tos palūkanos nusiresetina viskas vėl nuo nulio ir dabar turiu ją keletą dienų ir kai matom palūkanų prisikaupė dar kol kas tik 3,10 €. Tai per dieną man šitą paskolą brangiai nekainuoja keliasdešimt 65 centai. Tai kas dar man patinka, tai kad aš dar už papildomus savo laikymus čia savo Bitcoiną gaunu dar kiekvieną dieną dar papildomai, kaip matom, 23 centus. Tai realiai ta mano paskola kainuoja man kažkur apie 50 centų per dieną. Tai daug ar mažai spręskit patys. Kaip matom, palūkanų norma mano yra metinė 11%, tai tikrai nebrangiai. Pinigai, jeigu pasiskolinat ir už juos pačius perkat čia to pačioj programėlėje atgal Bitcoiną, tai čia jie per keletą sekundžių įkreta jums sąskaitą ir galite daryti su jais, ką norit šitoj pačioj platformoj. O jeigu norite išsivesti savo banko sąskaitą, tarkim, tai irgi pinigai ateina per 20-30 minučių bėgyje. Tai tikrai super, nereikia įti jokių bankų, nereikia jokių greitų kreditų, tarkim, jeigu prireikės taigi grinų pinigų, tai irgi geras dalykas. Tai va, be abejo, reikėtų su paskolom, su tokiais dalykais visą laiką elgtis atsakingai. Tikrai nerekomenduoju to daryti, jeigu nėra reikalo, bet kadangi pas mane rizikos tolerancija yra nemaža, tai aš išnaudoju tas galimybės ir kaip sakant, užsiperku pigiau nukritus Bitcoinui ir po to po truputį atidavinėju. Tai koks mano tikslas, tai dabar gavus algą aš atiduosiu kiekvieną mėnesį po 100 eurų atgal tos paskolos. Už tai mokėti nereikia, kad galima bet kada atiduoti. Galiu dabar netgi grąžinti viską tą pačią minutę. To nedarysiu, kadangi pasiskolinu nuvertėjančius pinigus ir už juos perku tokį turtą kaip Bitcoinas, tai man tai yra investicija į ateitį. Tai va, tai pažiūrėkime dabar patį Bitcoino grafiką, kaip jam per savaitę sekėsi. Kaip matom, buvo 8% kritimas, ypač penktadienis buvo nukritę iki 76 realiai tūkstančių eurų. Bet po to staigiai vėl atšoko, dabar per savaitgalį vėl atsigauna rinkos. Tai dabar filmuoju sekmadienį, tai rytoj atsidarys rinkos, pasižiūrėsim, kokia situacija lauks. Laukia įdomi savaitė, manau, bus tikrai kalnelių.
o per mėnesį galim pažiūrėti, turim 13% kritimą, tai tikrai truputį prasta rinkose nuotaika, bet čia ne tik kriptovaliutose, bet ir akcijų rinkoje tas pats, tai nieko nuostabaus, viskas koreliuoja kartu. Čia matom 3 mėnesių grafiką, minus 10% kritimas, o prieš tai, kur matom taškelius, tai čia pirkau seniau kiekvieną dieną po truputį bitkoino, bet Nexo platformai panaikinus tuos nemokamus pirkimus iki 250 eurų, dabar tenka daryti vienkartinius užpirkimus po 100, tarkim, eurų. Tai ką aš padariau, pasiskolinau pats iš savęs pinigų šitokiais pakritimais ir atidavinėjau kas mėnesį, o įsigyju taip žemesnę kainą. Tai va, tai tokia idėja, toks eksperimentas, tai matysim kaip seksis, kol kas viskas tvarkoj, portfelio rizika suvaldyta, skolinos irgi žemom palūkanom, manau viskas super. Jeigu turit kažkokių klausimų, paklauskit, galite parašyti, pakomentuokit, tai tikrai įdomu, gal kažkas domina, atsakysiu visiems. Be abejo, video aprašyme esu palikęs grojaraščius su savo senesniais video, su savo kitais eksperimentais, galite žiūrėti, pasižiūrėti. Taip pat video aprašyme esu palikęs ir registraciją, taip pat į mano naudojimus brokerius, taip pat ir į Nexo platformą. Galite suregistruoti, įvykdę reikalavimus gausite tam tikrų bonusų. Tai kaip sakau, aš visą laiką win-win situacija, bet galite ir nesinaudoti. Tik pasakau, kad yra tokia galimybė, kaip sakant, kad žinotumėt. Tai va, tada eikim tada dar pasižiūrėkim, kaip, čia tikriausiai viskas aišku su Nexo platforma, eikim pasižiūrėkime mano ledgerį, kaip mano bitkoinas tenais laikosi, kokia situacija. Iš tikrųjų nelabai buvau prisijungęs, nežiūrėjau, nebuvo laiko. Tai va, čia yra mūsų bendras portfelis, eikim į atskirą ir eikim į mūsų atskirą, skirkim nuo laiko. Tai va, mūsų portfelis per dieną matom 4% šuolis, per savaitę 7% minusas, per mėnesį bus 13%. Bet viskas tvarkoj, tikrai esu matęs tokių kritimų ir pakelimų. Dabar, kaip matom, staigų kilimą atgal, tai aš manau, kad mes tikrai šiais metais dar pamatysim naują visų laikų rekordą, tai tiesiog reikia kantrybės, o manau, tokias progas reikia išnaudoti, užsipirkti. Be abejo, čia yra tik mano nuomonė, ką aš darau, visi sprendžia pagal save, jūs irgi spręskit viską pagal savo galvą. Nes vis dėlto tai kiekvienas atsakingi esam už savo pinigus, už savo portfelius, o aš jums čia tik rodau savo kelionę, tą investavimą, ką aš darau su savo investicijom, su savo pinigais, su savo portfeliais. Tai va, tai tikiuosi įdomu. Ir kas liečia dar bitkoiną, tai kodėl tas buvo kritimas didelis per tą mėnesį, tai kodėl nukrito ypač praeitą savaitę, ketvirtadienį, penktadienį, kai prasidėjo ekstremali baimė, visi pradėjo išsipardavinėti, tai netgi iš tų pačių bitkoino ETF buvo rekordiniai per vieną dieną milijardiniai išėmimai, tai žmonės pradėjo panikuoti. Kaip žinom, baimė pasėja sekančią baimę ir žmonės net bijo prarasti pinigus, ypač tie, kurie ant to viso hypo, ant to FOMO užėjo ant bangos kylančios bitkoino, ant pačių akcijų bangos ir prisipirko aukštesniuose kainų lygiuose, o dabar pakritus visi naujokai viską išparduoda ir bando išsaugoti savo kapitalą ir bėga lauką. Tas turtas iš silpnų rankų perina į tas stipres rankas vadinamas. Tai va, kas dar, tai čia dabar kol kas nepildau šito ledgerio, viską pildau per Nexo platformą, pasiskolinu, kaip sakiau, kas mėnesį atidavinėjo, o vėliau atidavus tai paskolai, pirmą ją išmokėsiu iki galo, tada išsivesiu dalį bitkoino čia atgal į ledger piniginę, tada vėl imsiu naujas paskolas, bet jas stengsiuosi imti visada rinkos, kai pakris rinkos labiau. Be abejo, mes negalim nuspėti ateities, nežinom tų vadinamų dugnų, bet maždaug galime orientuotis, kada būna tos kainos netoli aukštumuose, kada ateina bear marketas. Tai dabar tikrai neimsiu naujos paskolos, atidavinėsiu po 100 eurų analikuose ir palaukęs to gal metai su viršum laiko tikrai bus atėjęs per tą laiką bear marketas. Tikrai nukritus bitkoinui imsiu vėl ir vėl užsipirkinėsiu ir vėl atidavinėsiu kas mėnesį, taip kaip sakant, užsigarantavęs tą mažą kainą. Ir užsigarantuosiu savo ateityje didesnį pelną. Tai va, tokia mano strategija, toks eksperimentas šitas bitkoino. O šiam video būtų tiek. Likit sveiki ir iki kitų kartų.